mūsų nuostabioje šventėje, kuris vadinasi Marijos apsilankimas pas Elzbietą, jos tetą, kartu ir užbaigė mūsų gegužės mėnesio, tą vadinamą ciklą visą maldų, litanijų, kreipinių į Dievo motiną su giesmėmis. Ką duoda mums šis pasakojimas apie mergelės Marijos apsilankymą, jos giminaitės, apie kurią jinai irgi išgirsta pranašystę tuo metu, kai arkangelas Gabrielius ją aplanko ir pasako jai pranašystę, kad jinai taps Dievo motina. Ir žinia apie Elzbietai, jos senyvo amžiaus tetai, padaryta Dievo stebuklą, jinai priima kaip malonė jai pačiai. Ir aišku, malonė, kaip jinai čia ką tik tai prabilo, mano siela šlovina Viešpatį, nes jis didžių dalykų padarė man ir šventas yra jo vardas. Tai yra jos labai konkretus atsiliepimas į pranašystę. Visada Dievo žodis, kaip mes žinome, yra skirtas man ir Viešpas nori prakalbinti mane, pakviesti dalyvauti toje giesmėje, kad ir aš savo gyvenimo, galbūt viduryje, gal net ir pabaigoje galėčiau nuolat giedoti manai Magnificat. Pati Magnificat giesmė arba tas tekstas, kuriuo Marija prabyla, šlovindama Viešpatį kartu su Elzbieta, toks yra žodis koveris. Tai nėra, kad jinai sukūrė. Tai yra giesmė žinoma visoms, ko gero, Izraelio mergaitėm, dar kitaip vadinama Hanos giesmė, Samuelio mamos, kuri irgi šlovina Viešpatį dar keli šimtai metų prieš tai. Taip pat yra, jeigu pažvelgsime į psalmes, kurios buvo kurtos ir Dovydo, ir Saliamono, ir taip pat kitų įkvėptų išminčių, jų mokinių, 104 arba 103 psalmė, kurie irgi būtent tie patys žodžiai, kurie savotiškai mus kreipia sukurti savo Magnificat, kokių didžių dalykų tau padarė. Šis apsilankimas tai yra man žinutė, kad Dievas kviečia visada savo vaikus ir kūrinius lankyti vieni kitus. Jeigu mes pažvelgsim apskritai žmonijos istoriją, tai jinai yra lankymų, apsilankymų, tokia graži mozaika. Štai Viešpats apsilanko, nužengdavo savo galybę, savo šventąją dvasią, kai kūrė pasaulį virš chaoso. Pradžios knygoje mes turime tokį irgi vaizdą, Dievo dvasia plevena virš to chaoso. Jis ten daro tvarką, daro tuos didžiuosius darbus, kuriuos paskui mes turėsim apdainuoti ir kuriuos jau dabar apgiedam savo gyvenimo liudimuose. Ir tie apsilankymai neatsiejami yra su dar vienu žodžiu angelos. Tai yra pasiuntiniai, nes Marija yra pasiuntinė. Ne veltui jos yra titulas Marija angelų karalienė. Jis yra pavyzdys visiems angelams, dar ko gero prieš tiems angelams atsiradus, jau Marija buvo angelų karalienė, jinai buvo pasiuntinių motina. Ir šitoje istorijoje jos apsilankimas ir taip pat pavyzdys, kad mes nebijotumėm nešti gerą žinią į visus namus, į kuriuos Viešpas mus įkvėpė, o gal net ir mums netgi to nežinant. Apsilankimas visada turi ir rezultatą. Tas žodis, mes sakom, kad žodis taptų veiksmu, veiksmažodžiu, reikalinga, kad mes lankytumėm. Lankytumėm tiek fizinė prasme, kaip ir mergelė Marija aplanko tą senyvo amžiaus savo tetą, kuri yra 6 mėnesyje, nes turi
Mes faktiškai esame pakviesti pagelbėti, kad mumise šokteltų iš džiaugsmo naujas žmogus. Ką daro pasaulis? Pasaulis, aišku, stengiasi, kad tokių apsilankimų būtų kuo mažiau. Ir netgi mes kažkaip ir būna, kad pasiduodam pasaulio gundimui, pasitenkinam, pavyzdžiui, švęsti mišias. Dabar tokios galimybės yra, aš sakau, nuotoliniu būdu, žinai. Kažkaip nuotaikos neturiu. Aplankysiu švenčiausią sakramentą nuotoliniu būdu. Tai Viešpats vieną gražią dieną tau pasakys ir aš tau dangaus karalystę nuotoliniu būdu. Duosiu tau gražų ekranėlį, galėsi visą gyvenimą nuotoliniu būdu žiūrėti dangaus karalystę. Aišku, tai irgi yra neblogai. Bet aš, aišku, renkuosi, kaip sakant, gyvai, man neužtenka nuotolinio būdo. Taigi, mielieji, esame kviečiami dar kartą peržvelgti savo apsilankimo programėlę, kaip jinai veikia, treniruotis, nebijoti lankytis maldos ir, aišku, vienas iš pačių nuostabiausių aplankymų, ką labai vertina Viešpats, tai kas yra aplankyti ne tik Elzbietas, ne tik tai žmonės, gerus žmonės, bet neužmiršti kiekvieną dieną aplankyti Jėzų švenčiausiam sakramente. Kaip Viešpats yra apreiškęs per savo šventuosius, jisai laukia mūsų, jisai pasilikęs su mumis iki pasaulio pabaigos tokiu ypatingu būdu. Jo kūnas ir kraujas yra štai tabernakulyje. Ten, aišku, jis yra pasilikęs ir savo žodyje, čia būtų galim pagražbiliauti, labai teologiškai išvesti, kad Dievas yra visur, tai kam čia dabar eiti, aš galiu ir nuotoliniu būdu pabūti adoracijai. Kaip sakant, apie tai jau kalbėjom. Taigi, Viešpats laukia dabar mūsų apsilankimo, kad tuo apsilankimo metu, kiekvieną kartą, kai būnam adoracijai, šokteltų manyje naujoji gyvybė. Amen.